Mes pasiduodame vienai labai žmogiškai silpnybei. Panašiai kaip pirmajame skaitinyje iš Izaijo knygos. Savo širdyje esame gundomi minčių. Tikėsiu Jėzumi, jeigu mano gyvenime pasirodys ženklas. Jeigu jis sugrąžins sveikatą, jeigu duos jėgų, jeigu praturtėsiu, jeigu atsiras daugiau laiko. Jeigu. Taip dažnai statome sąlygas Dievui, tačiau Dievas mūsų meilę neprekiauja. Jis myli tave besąlygiškai. Jo meilė neturi ribų. Jis tavęs neapleidžia ir lieka su tavimi, net tada, kai pats jo nebepastebi. Tačiau Dievas susiduria su viena rimta kliūtimi – uždara žmogaus širdimi. Dievas gerbia tavo laisvę, jis niekada nesiveržia, neverčia ir neprimeta savęs. Tu turi laisvę rinkti savo gyvenimo kryptį. Tu gali susidraugauti su nuodėme, neapykanta ir abejingumu, bet taip pat gali susidraugauti su meile, atleidimu ir gailestingumu. Dievas laukia tavo atsakymų. Todėl šiandien klausimas labai paprastas ir kartu labai rimtas. Ką tu pasirinksi? Kokį kelią? Ar ir toliau gyvensi nuogąstaudamas ir kartosi, kad Dievas tave apleido? O gal ryšies pasitikėti Dievu, kuris jau dabar veikia tavo gyvenime ir gali jį pakeisti, jeigu jam leisi. Dievas nelaukia, kol tapsi tobulas. Jis laukia atviros širdies. O ženklai ir stebuklai prasideda ten, kur žmogus ryžtasi pasitikėti Dievu. Palaimintos dienos ir gero apmąstymo.